Sveiki, mėlyjei Kandeliarijos bičiuliai, draugai, pažįstami, prenumeratoriai ir svečiai. Visi, kurie čia užsukote ir paspaudėte žiūrėti. Šiandien norėčiau jums papasakoti, tiesiog kaip pokalbis, čia nebus joks kortų skaitimas, tiesiog papasakosiu šiek tiek istorijos savo kelio, reiškia, į ezoteriką. Ir esu ir anksčiau galbūt šiek tiek palietusi. Bet dar vienas toksai įdomus faktas, būtent tvarkydama vakar namus, radau sąsiuvinį, kurį buvau ir pamiršusi. Vienu žodžiu, čia yra sąsiuvinys, kur aš esu persirašiusi iš mamos sąsiuvinių. Iš mamos, reiškia, knygelės. Persirašiusi, tarsi tam tikrus burtus. Tarsi, reiškia, o mama mano persirašė iš tetos. O teta buvo miesto, būrėja, taip galim sakyti, skaitė kortas. Mano mama korto neskaito, reiškia, būrėja kokia tai nėra, bet jai buvo labai sudomino, reiškia, būtent tokie burtai kaip brūkšnelių braižymo ir gavimo, reiškia, jų pagalba atsakymus į tam tikrus klausimus. Ją sudomino, jinai, reiškia, pas tetą pamatė tą sąsiuvinį, o teta, iš kur jinai gavo, reiškia, tą informaciją, vėlgi neaišku, tai yra labai seni užrašai, reiškia, aišku, teta amžinatilsį paliko užrašus ir savo originalius mamai, ir mama turi savo užrašus, o aš persirašiau iš mamos, nes mane irgi sudomino, aš čia buvau dar visai jauna, kai kur, reiškia, aš kopijavau, čia yra mano mamos raštas, šviečiausi tais laikais, ką nespėjau, reiškia, per svečiavimąsi pas mamą surašyti sąsiuvinį ir užbaigiau, reiškia, visą tą surašymą. Taigi, tai reiškia, tai yra toksai atsakymų gavimo būdas kiek kitoks, negu mes esame įpratę. Brūkšninis. Reiškia, galima, čia yra 9 klausimai, kuriuos galima tų brūkšnelių pagalba gauti atsakymus. Tai ne heksagramų metodas, o brūkšnelių. Aš tuoj papasakosiu apie jį. Reiškia, yra 9 klausimai ir juos tų brūkšnelių pagalba, reiškia, galima gauti atsakymus, nes yra, reiškia, kodai surašyti. 4 skaičių kodai. Tai va. Ir reiškia, kaip tai yra įvykdoma. Reiškia, tu pasirenki sritį, kur tu norėsi gauti atsakymą. Pirmas klausimas yra, ar jis pamils mane, o gal jau myli. Reiškia, ir tu gali su tuo klausimu braižyti brūkšnelį, paskui, reiškia, atlikti tam tikrus veiksmus, gauti kodą ir pagal tą kodą, reiškia, susirandi atsakymą. Suprantat? Susirandi atsakymą. Antras klausimas yra, ar išsipildys mano norai. Vėl, reiškia, pagalvoju apie norai, kur nori sužinoti, ar jis išsipildys. Ir vėl, reiškia, kodo pagalba per brūkšnelius gauni atsakymą. Trečias klausimas yra, ar greitų laikų ištekėsiu už vyrų. Vaikinams būtų, ar greitų laikų ištekėsiu, apsivesiu, ar ne? Bet čia daugiau kaip moterim. Ketvirtas klausimas, ką galvoja jis apie mane? Vėlgi, reiškia, toks klausimas. Penktas sritis yra, koks bus mano vyras. Koks jis bus. Reiškia, šeštas klausimas, ar pasielgti taip, kaip galvoju. Galvojat, kad reikėtų taip pasielgti, bet kyla abejonės. Vėl, reiškia, su brūkšniu įgauni kodą ir gauni atsakymą į savo tą galvojimą. Septintas klausimas, kas laukia ateityje greitų laikų. Kai nori greitų laikų sužinot, kas bus. Aštuntas klausimas, aštuntas sritis, ką kalba žmonės apie mane. Galima, reiškia, sužinoti bendrą tokią
visuomenės nuomonė. Ir 9, kokia bus mano senatvė. Reiškia, tokie yra klausimai, kuriuos galima gauti atsakymą, būtent brūkšnelių pagalba. Tai yra toksai būdas, kuris duoda labai trumpus ir konkrečius, reiškia, klausimus. Na, pavyzdžiui, sakykime, galim pasiimti klausimą, sakykime, ar pasielgti taip, kaip aš galvoju. Ir reiškia, kaip tą kodą gauti. Reikia brūkšniuoti, reiškia, aš galvoju, kaip man pasielgti, mintyse, aš noriu kažkaip pasielgti, bet abejoju ir galvoju, ar man pasielgti, ten kažkur važiuoti, sakykime, kelionę kažkokią. Na, aš dabar kaip pavyzdį. Ir tada pradedu brūkšniuoti. Ar man pasielgti, kaip aš galvoju? Brūkšniuoju, sustoju, man tarsi protas pasak stop. Niekas kits pats turi pasisakyti stop. Vieną eilutę, tada antrą eilutę vėl brūkšniuoju. Stop. Reiškia. Trečią eilutę. Stop. Galim tvarkingai, netvarkingai. Ir 4 eilutę brūkšniuojam. Aš net užsimerkus brūkšniuoju. Tada, reiškia, turim 4 eilutės brūkšnių. Kaip jūs matot, nematot. Va. Ir reikia po 3 pagaliukus išbraukyti. Po 3. 3 tripletais. 3. 3. Ir žiūrim, kiek lieka. Liko man va 2. 2. Dabar kitą eilutę. Jau reiškia, turiu skaičių 2. 2 pagaliukai liko neužbraukti, 2. Tada kitą eilutę išbraukau 3, 3, 3 ir 3. Tai jeigu paskutinis irgi išsibraukė, tai reiškia trejetukas. 0 nėra. Yra tik 1, 2, 3, reiškia, skaičiai. Trečią eilutę išbraukau po 3. 3, 2, 3, 3. Tada 4 eilutę po 3 išbraukau ir 2. Štai reiškia, aš turiu 2, 3, 3, 2 skaičius ir susirašau, čia yra kodas, kuris duos atsakymą į mano paklausimą. 2, 3, 3, 2. Va tokį skaičių buvo. Reiškia, kadangi aš buvau ar pasielgti taip, kaip galvoju, 6 rytys, mano buvo 6 klausimas, aš ieškau, reiškia, 6 klausimą atsakymą. Jau matau, kad čia yra 6 klausimo atsakymai. Va, 6 klausimo atsakymai. Ir ieškau šito skaičiaus. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 3, 2. Suprantat? Atsakymus gaunas man toks. Geriau daryk rytoj, ne šiandien. Šitą klausimą šiandien taip nesielk, bet geriau daryk rytoj, ne šiandien. Suprantat? Nu, aš konkretaus kaip ir neturėjau tokio klausimo, bet, reiškia, parodžiau patį būdą, kaip pasielgti. Reiškia, šiandien man šito klausimų spręsti nereikia. Rytoj, ne šiandien. Atsakymą duoda, reiškia. Šiandien ar taip elgti, šiandien taip man nesielgti, bet rytoj, reiškia, aš galiu taip daryti. Tai va, toks labai paprastas, reiškia, atsakymas, čia labai, reiškia, atsakymai yra namuose turėsi svečią, pasisaugok 3 dienas, gali būti nemalonumų. Labai konkretus trumpi atsakymai, tai nėra jokie filosofiniai ar psichologiniai išvedžiojimai, bet galim gauti labai konkrečius atsakymus ir, reiškia, nu tai kaip savotiškas žaidimas, bet kartais atsakymai taip nustebina, kad net, kaip sakant, lūpa tvimpa. Ir kaip mano mama juokiasi, sako, nu, sako, čia sako, kaip pasakys, tai kaip su skuduru per snukį gali gauti, žinai, gavęs atsakymą. Ir daug kas ten irgi svečius, kai ateidavo, viena būtent iš viso kaimynė įpratusi ateiti ir būtinai jau jin norėdavo pas mamą gauti atsakymą. Nors mano mama neužsiema jokiais būrimais, nieka, bet jinai turi vat štai tokį sąsiuvinį, reiškia, su tokiais atsakymais. Vienu žodžiu. Ir kartais, reiškia, gauna atsakymus iš jo konkrečių pasirinktų klausimų.
Ir šitas metodas aš bandžiau, reiškia, surasti, kas čia per mantinė sistema, kur jinai yra aprašyta. Visokių yra brūkšninių, reiškia, tų metodų aprašyta ir po du braukyti ir ten mest pagaliukus visokius, reiškia, bet kad gauti 4 skaičius, ne 2 ir ne 3, bet 4 skaičius ir kad tai yra, reiškia, 1, 2, 3 tik skaičiai, nulio čia nėra. Tai toks metodas sunkiai randamas, reiškia, brūkšninis, kad būtų aprašytas. Jis yra labai senovinis, yra tikėtina, kad iš kiniečių kilęs gali būti šitas išbūrimo metodas. Ir nežinau, ar daug kas turi, reiškia, išsaugojęs, tokia tarsi ir atrodo vaikiškas būrimo būdas, bet jisai yra gana veikiantis. Tai va, norėjau jums apie tai papasakoti. Yra, aišku, kitas būdas, apie kurį galbūt kitą kartą papasakosiu trumpai. Tai irgi panašus su monetom. Yra daug įvairių, reiškia, sistemų, būdų gauti atsakymus į vieną ar kitą klausimą. Tai va, Kandelerė pasidalijo, reiškia, tai, ką jinai tvarkydama vakar rado, aš be abejo tokio pamiršto būdo, brangaus sąsiuvinio išmest tikrai neišmečiau ir pasidedu prie savo, reiškia, knygų, savo kortų, kaip pagalbinę priemonę, kurią galima panaudoti greitai, konkrečiai, reiškia, gauti atsakymus. Tai vat, jūs tikriausiai supratot, kaip reikia braukyti ir kaip susirašyti tą kodą. Tai parašykite man, ar jūs sudomino. Va, ar norėtumėte išbandyti trumpus tokius, reiškia, atsakymėlius gauti. Ar norėtumėte pabandyti, reiškia, šitą atsakymų būna, šitokius burtelius, burtus, sakykime. Kągi, tai tiek, apkabinu, myliu visus ir iki sekančių kartų. Laukiu grįžtamojo ryšio.